Pirmiausia, nekartą šis žaidėjų derinys buvo naudojamas šiame čempionate. Bagdžiolės. Žaidžiant 5-4. Antras dalykas, dabar tai yra logiška dar ir dėl to, kad vis dėlto be Iljos Četvirtako tas nominalus pirmasis Lietuvos komandos penketas nebėra toks prus įvartis. Įvartis, kurį muša Markas Kalejnikovas, ketvirtasis jo tikslus metimas šiame čempionate, 1-0. Nepadarai kažko pats, gausi atgal. Šiuo atveju kalbame taip, olandai turėjo nuostabią galimybę, nuostabią atkarpą, kai žaidė 5-3. Ilgai apskritai turėjo kiekybinę persvarą. Bet kai tik jų liko vienu ant ledo mažiau, Lietuvos komanda štai taip. Verčia viską aukštyn kojomis dar kartą. Į prievartį numestas Ritulys, ketvirtąjį savo rezultatyvų perdavimą. Beje, šiame čempionate atlieka Bagdžiulis. Vilius Krakauskas. Varžovų zonoje. Ir Deivido Četvirtako įvartis. 2-0 sužaidus beveik 3 minutės antrajame kėlinyje. Progas realizuoti pavyksta, tai yra gerai. Pirmajame kėlinyje metimų statistika 11-7 Olandijos naudai, bet štai ši statistika, sakyčiau, tai pirmiausia susijusi su surinktų minučių skaičių. Lietuviai pirmajame kėlinyje jų susigraibė net 10, Olandai tik 6. Ir tada, kai kažkas turi daugiau žaidėjų ant ledo, suprantama, kad dažniau ir į vartus meta. Šansas ir įvartis. Štai taip, Edvinas Boroška ir jam šiame čempionate pavyksta pasiųsti Ritulį į tinklą. Labai laiku. Labai laiku įmuštas įvartis 3-0. Trečiajam kėliniui ko ne įpusėjus, tai yra labai gerai. Vitė, puikiai paleido Ritulį komandos draugui, o Boroška vos nesudraskė tinklo. Viršutinėme kampe jokių šansų vartininkų. Nuostabiai pataikyta. Vanesas. Vokelarui patogiai atšoka Ritulys ten ir 3-1. Sausų vartų nebeišsaugosime. Ketvirtasis Vaneso įvartis šiame čempionate. Labai greitai varžovams leista susigrąžinti tai, kas buvo vos prieš porą minučių. Atsipalaiduoti anksti. Irgi tas pats atvejis kaip ir situacijoje, kai įmušė Edvinas Boroška. Pavargsta tas ketvirtas, kuris yra ten. Ir čia Olandijai nepavyksta išmesti Ritulio iš savo zonos. Šansas! Yra! Edgaras Pračenka įmuša nuo viršo atšokusi Ritulį. Dar kartą realizuota kiekybinė persvara 4-1. Edgaras Pračenka muša antrąjį savo įvartį šiame čempionate ir antrą kartą realizuoja kiekybinę daugumą. Dar kartą stebime epizodą. Taip į vartų konstrukciją pataikė Edvinas Boroška. Pagal ledo ritulio taisyklės rezultatyvus perdavimas jam bus įrašytas. Pridėtas prie to įvarčio, kuris buvo įmuštas visai neseniai.